Pasižiūrėkim į pirmą skirtumą, pasižiūrėkim, ko skirsi šitie nuo šito. Pasirodo, kad va tie 20%, jie vis dėlto dirba darbą, kuris panaudoja jų talentus. Kas vadinasi talentu, tai ne tai, kad žmogus ten dainuoti moka, o talentas tai yra žmogaus prigimtinis, genetinis sugebėjimas gerai atlikti tam tikro pobūdžio darbą. Pavyzdžiui, žmogus gali turėti talentų tvarkai padaryti, gali būti talentinga valytoja, gali būti killeris talentingas, gali būti, yra talentinga. Tai va žmogus gali pasiekti viršūnės, be abejo, tik tai dirbant tą darbą, kuriame jisai išnaudoja savo talentą. Antras dalykas, be abejo, jeigu, pavyzdžiui, tu turi talentą, bet tau neveža dainavimas, tai ar būsi tu elitas? Ne. Tai iš tikrųjų tau turi patikti pati veikla ir malonumas yra vienas iš svarbiausių elementų, kurie kažkokia darbe nėra pripažinta, kad labai svarbu. Dar atsimenu, po vieno mūsų seminarų, viena sodros darbuotoja atėjo į darbą ir po to sako, pas savęs Ardai, kažką reikia daryti, sakau, atėjau po seminarų, tokia pakrautam, geroj nuotaikoj, šypsausi, o man vadovausi, ko tu čia šypsaisi? Šiaip nuotaika gerai, žiūrėk, tu kažkaip nerimtai žiūri darbą. Bet aš galvoju, nepasiduosiu, visą savaitę visiems bandau šypsotis, jinai pasivylė, sako, dar vieną šypseną ir bus išvaryti iš darbo. Sakau, tai tu jau tada tokia liūdna. Sakau, neliūdna, čia tik profesinė mano veidų išraiška. Jo. Ir iš tikrųjų labai retai vadovas praeina, sako, kiek malonumų gavai šiandien darbę. Ne, visi klausia tik apie rezultatus. Ir trečias dalykas, be abejo, kompetencija. Jeigu tu, pavyzdžiui, esi sabonis, turi talentą ir tau patinka žaisti, bet jeigu tu nepraleidai daug valandų juodai prakaitodamas aukščiausių lygių, tai kompetencijos tu nesukursi. Tai kaip jums atrodo, kur yra skirtumas didžiausias tarp 17% ir 3%? Būtent kompetencijų. Nes ir tie, kas duobėje, irgi jaučia malonumą, kitaip, ko gero, nedirbtų. Jie irgi yra talentingi. O kas? Jų kompetencijos skiriasi. Ir pasirodo, kai analizavo, kaip treniruojasi ir kiek laiko praktikuojasi ir vieni ir kiti, atspėkit, kiek vidutiniškai žmogus turi atpilti juodai prakaitų tam, kad tapti ekspertą. 10 000 valandų. Paliubom po 10 000 valandų žmogus tampa ekspertą. Kaip jau atrodo, kas daugiau skiria laiko, o tai kompetencijai didinti, ar 3%, ar 17%? Logiškai turėtų būti 3. Bet praktikoje pasirodo panašiai labai. Taip pat, pavyzdžiui, muzikantai po 4 valandas daugiausiai pirštai neatlaiko, varinėja. Taigi pasirodo, nėra ir čia skirtumų. Talentai vienodi, fiziškai pasiruošę panašiai ir netgi 4 valandas varo panašiai. Kur skirtumas? Kaip daro? Kaip daro jo ir ką daro. Ir pasirodo, šitie 17%, apie 80% laiko, net daugiau, skiria tam, kad pakartoti tai, ką jau moka. Kitai žodžiais, jie palaiko formą. Chirurgas, kuris gerai atidirbo vieną darbą, jisai ką daro, nuolatos tai ir kartuoja. Ir mes sakom, geras amatininkas, žiūrėk, kaip jisai greitai sutvarko. Bet kažkokios magijos tenais nėra. Aišku, šitie irgi išmoksta kai kurios dalykus, bet tam skiria žymiai mažiau laiko. Bet kai analizavo, kam skiria savo treniruočių 80% laiko šitie 3%, tai paaiškėjo 80, kartais ir virš 80% laiko jie skiria kam? Tam, kad mokytis naujų dalykų, arba tai, kas vadinasi sąmoninga praktika. Ką tai reiškia sąmoninga praktika? Norit sužinoti? Žiūrėkite, daugelis žmonių atėjo į darbą, ką ten daro? Dirba. Grįžę po darbo namo, ką daro? Ilsis. Ką daro 3%? Jie užsima tai, kas vadinasi sąmoninga praktika. Jie nedirba ilgiau, jie nedirba daugiau,
bet kokybė jų darbo visai kitokia. Kodėl? Todėl, kad prieš bet kokią atliekant darbą, jie suskirsto jį į 3 etapus. Pirmas etapas vadinasi briefingas. Jie tiesiog pasiruošia, o pasiruošti reiškia nusistatyti savo minimum 3 tikslus. Pirmas tikslas. Jie savo pasako, kokius nori pasiekti rezultatą. Chirurgas nori išoperuoti tulžies pūslę, mokslininkas kažkokį ten laboratorinį tyrimą padaryti, pardavėjas kažką parduoti. Antras dalykas, jie nusistato tikslą susijusiu su mokymusi. Atsimenu, kaip mes, kas kolibrimaks. O ką aš noriu išmokti iš paties proceso mokymusi. Ir trečias dalykas, jie nustato tikslus, kiek žada gauti malonumų. Aišku, tai daro dažnai nesąmoningai, bet 3 taškai yra labai svarbus. Po to jie maksimaliai susikoncentruoja į pačią veiklą, kurią daro, ir jie stengiasi tai daryti labai greitai. Pavyzdžiui, net ir šaltkalis arba buvo pastebėta gamyklų, pavyzdžiui, šitas kaip sitas, konvejeris. Juda, pavyzdžiui, ten 1 detalę per minutę. Kodėl 3% pačių geriausių, nors jie turi visą minutę, stengdavosi padaryti greičiau. Ir jie net sekundė, 30 sekundžių, yes. Kita daro ką, 29, yes. Kodėl? Nes pasirodo greitis tiesiogiai įtakoja tavo koncentraciją. Kaip nuo juodo kalno, jeigu tu nori nusileisti, tu negali būti nekoncentruotas. Ir nuolatos didinant laiką, tu padidini savo motivaciją, nes tau yra įdomu. Ir antras, fokusas yra maksimalus. Tuo metu, jeigu tu tai darai atsipalaidavęs, neskubant, dažniausiai tavo dėmesys išsiblaško. Ir jeigu tu darai tai gerai, pavyzdžiui, o įsivaizduokit, koks nors gitaristas, pasibėtum, kad duobėje, pasibėtum orkestrą. Kur nors ten, kas sėdi su būgna, žinot, vieną kartą, ir pusę valandos sėdi. Ką jis tuo metu daro? Jisai su chebra pasišneka, žiūri ten knygas, ką jis būtų vėl. Bam! Tie, kas didžiausi lūzeriokai, tai eitina, rytoj varysim, nes čia jau pas juos atidirbti ant autopiloto ir jiems ką? Nu, valdariu. Ir natas pataiko daug mašinų ir jau tada. Po 5 ir toliau varo. Ką daro šitie, pavyzdžiui, balerūnai, tie masovkė ten tą. Kol ten ta viena sūkasi, klausydoj, kortelėm, kortom, nu jie tusinasi, suprantu, nes pas jos nėra napregų. Jie atidirbo, toks relax FM. O jūs matėt, kada nors solistas išeina, koks nors, nežinau, pagaidinis ir... Atsiprašau, jau skambinu. Alio, Marytė, jo, ne, baigtai, čia koncertėlį duodu. Ne, tas vienintelis prakaitoja, teisingai, 90% laikų jis eiti. Ir kiekvieną kartą visi iš jo laukia, nu šį kartą dar geriau pavarys. O iš to pačio nieks nieko nelaukia. Tai todėl paradoksas, kad jie šitą laiką maksimaliai yra pasinėrę į tą vadinamą flow būseną, apie kurią mes jau kalbėjom. O tai reiškia maksimalus fokusas, jie mokosi, optimaliai paskirsto tą. Ir ką jie daro po to, po atlikto darbo, atlieka debriefingą. Rusiškai tai vadinasi разбор полетов. Ir jie išanalizuoja, kokie buvo rezultatai. Pasižiūrėjo, ką jie išmoko. Ir trečias, kiek gavo malonumų. Ir pasirodo, šitie žmonės tokiu būdu save nesąmoningai arba sąmoningai panardina į tai, kas vadinasi žaidimas. O žaidimas tai yra unikali būsena, kai tu galvoji ne tik apie rezultatus, man reikia uždirbti atlyginimą. Ne tik apie rezultatus, bet jie galvoja apie tobulėjimą ir apie ką? Malonumą. Tai tada veikla tampa tikrų žaidimų. Tuo metu, kai 17% galvoja apie rezultatus, o 80% apie ką? Net apie rezultatus negalvoja, jiems pofig, jiems tik datraukti iki darbo pabaigos. Tai kaip ir tokia idėja, kad praleisti daugiau laiko vienoje iš 3 kategorijų. Tarkim, tai įdomus dalykas, dabar tokį padarysiu patikrinimą. Pakėti rankas yra geriausias
Šičia savo veikloje, savo srityje yra numeris 1. Kiti?